Žiūrės, tiesiog Oktoberfestas atrodo taip. Jūs nuo ryto. Skuba vyrai. Nu, iš Liubėno pajudu toliau per Austriją. Dar nežinau tiksliai, kur nakvosiu, dar neišsirinkau. Nelabai čia dar aišku, kiek davažiuosiu, nes šiandien pasirinkau biškį maršrutą kitokį. Tokį vaizdingesnį pasidėliojau. Jeigu matysiu, kad labai visai toksai vargina mane savo tais keliais, tai eisiu į geresnius ar dviračių takus, ar į mašinų kelius. Ir kol kas planas toks ambicingas, 108 km, man atrodo, bet didžiausia gal iššūkį kelia tai, kad 100 bendras sukilimas. Tai nebus, kad vienu kartu kapuoti, bet bendrai tai kad bus daug sukilimo. Ir paskutinis dalykas, kad tas didžiausias sukilimas bus pačioj pabaigoje. Tai va toksai, ko gero varginantis. Tai jeigu matysiu, kad jau jėgų nėra, tai nusimsiu anksčiau kažkur tai ilsėtis. Tai kol kas vaizdelis va toks, labai gražu. Čia vaizdas fantastinis. Važiuoju tokiu nuostabiu dviratininkų taku, per šalia apačioj Aroj žemė. Nekaršta. Apsiniaukia, bet nelyja. Fantastika. Mano oras. Alpių grožis, toks malonumas akims. Net nežinau, ar reikia tiek pravažiuoti, kad taip jaustusi, tai ar užtenka tiesiog čia atvažiuoti. Bet aš mėgaujuosi to vaizdu. Net ašaros byra iš laimės. Kaip čia gražu. Nerealiai. Džiaugiuosi kiekvieną akimirką. Nuostabu. Papietavau štai kavinį. Buvo jautienos. Jautiena gal sakyčiau troškinta su naminiais makaronais ir salotom. Labai skaniai pavalgiau. Ką reikia minti toliau, dar 30 km šiandien. Ilga diena nusimato.
Bet labai skaniai pavalgiau. Reikia skaniai pavalgyti. Gerai pasimaitinti. Špilberg. O čia tai Burgas. Špilburgas. Kas čia per vakarų salūnas? Įdomiai čia tokį išstatė kažkada. Au, pažiūrėk, kas grožis, kokie kalnai. Kokie kalnai. Įkalnės. Fantastika. Fantastika. Hidroelektrinė. Čia tiltas. Va toks įdomus. Va ten kokia rami upė. Susidė. Šiandienos į Kalnėlę 6,7 km. Sako, 40 minučių šersiu. 253 metrai sukilimo. Džiugina tai, kad daug žalio ir biški geltono. Tai nėra raudono, tai čia gerai. Šis nėra daugiau negu 8% sukilimo. Važiuojam. Baiginėjasi 15 diena. Būsiu nuvažiavęs bendrai jau 108 km, dar tik nenuvažiavau, bet matau, iki nakvynės liko 4 km. Naudojuosi tą progą, kad važiuoju tokiu labai ramiu keliuku, kur nieko nėra, vakarėja, saulė leidžiasi per debesis. Labai buvo graži diena, šiandien buvo tokia diena rojui. Taip gražu, taip faina. Toks nuostamus laikas. Hi. Where you going? Now? Yeah. To this Prisak. Sorry? You have like I have a booking there. Oh yeah, you do? Yeah. And you? Living in them? From where are you going? I went from Germany. From Germany, okay. And tomorrow to Klagenfurt and then to Trieste. okay. What about you? Yeah, same way mainly. Yeah. Okay, Klagenfurt. I'm not sure. I need to look on the map, but yeah, in general. But what is the final destination? Trieste. Trieste. Okay. Okay. Mine is Lisbon in Portugal. Oh, big long way. Yeah, I came from Lithuania. Lithuania. No way. Yeah. Nice. Nu, ten, kai matėt, nutrūko mano pasakojimas pabaigos dienos, sutikau Karlsą, Vokietijoje, kuris iš Frankfurto mokosi Vieno ir dabar jisai, man atrodo, iš Vienos važiuoja į Triestę. Tai va, tai rytoj bus daugiau apie jį. Manau, kad kurį laiką pavažiuosim, jeigu jisai atsigaus, nes biškas persistengia.
Tai va, o mano gavosi 110, dar va užsukau pavakarieniauti. Nu ir va, puikiai, kaip ir sakiau, diena, oras nuostabus, gamtos vaizdai pritrenkiantis. Toks buvo, wow. Šiandien turėjau virš kilometro sukilimo, bet kažkaip beveik nepajutau, porą buvo tokių kalnių didesnių, bet kažkaip pakankamai lengvai jas įveikiau. Tai va, pavalgiau dar vakarinį pizzos, pietum valgiau skanų jautienos tokį kepsnį, bet nesteikas, bet toksai troškinta jautiena. Tai buvo labai skanus, su naminiais makaronais ir tom tokiam vokiškom, austriškom tradiciniam salotom, kur visko ten primaišyti. Tai va, tai skaniai pavalgiau, labai gera diena, buvo labai tokia turininga savo vaizdai, sakau, jaučiau begalinį malonumą važiuoti. Tai tokia ir diena neprailgusi labai. Ir labai gražus saulėlydis buvo.